Šiandieną norėčiau pakalbėti apie kvadratinės, aukštesnio laipsnio bei trupmeninės nelygybės. Kvadratinės ir trupmeninės nelygybės, manau, tikrai dauguma esat sprendę, tačiau sprendėte braižydami parabolės ar kitaip žymėdami. Šiandieną norėčiau pademonstruoti labai paprastą būdą, tai yra būdas su lygčių tiese. Ir koks pagrindinis tikslas, tai yra mokėti išsiskaidyti į dauginamuosius. Vadinasi, tiek aukštesnio laipsnio lygtis, tiek kvadratinės, tiek trupmeninės išsiskaidyti į dauginamuosius. Galima pradėti nuo pavyzdžio. Tai jeigu turime lygtį x kvadratu minus 9 yra mažiau arba lygu 0. Kaip mes galime išsiskaidyti x kvadratu minus 9? Galime išsiskaidyti kaip x minus 3 ir x plus 3. Mažiau arba lygu 0. Koks yra sekantis žingsnis šio sprendimo? Tai reiktų surasti kritinius taškus lygties. Kritiniai taškai tai yra 0. Reiškia x, su kuriais lygtis yra lygi 0. Tai šiuo atveju mes jau išsiskaidėm dauginamaisiais, vadinasi, visa šita lygtis bus lygi 0, kai x minus 3 lygu 0 arba x plus 3 lygu 0. Jeigu išsispręsimėm, gautumėm, kad kai x lygu 3 ir kai x lygu minus 3. Toliau skaičių tiesėje reiktų pasižymėti šios taškus, tai turim, kadangi čia yra mažiau arba lygu, vadinasi, užpildytas apskritimas taškas ir turim minus 3 ir 3. Ir ką dabar daryti? Dabar reiktų iš bet kurio intervalo patikrinti skaičių. Tai, sakykime, patikriname 4, kuris ir čia yra 4. Jeigu įsistatytumėm, gautumėm 4 minus 3, 1 kart 7. Kas būtų 7? Ir jau būtų daugiau už 0. Vadinasi, čia nuo 3 iki toliau iki begalybės visa mūsų šita lygtis, jinai bus teigiama arba lygi 0. Ties 3, kur lygų mums tinka, o toliau netinka. Ir kuo yra šitas būdas geras, kad patikrinus vieną intervalą galima žinoti visus kitus. Tik tuo atveju, kai šie skaidiniai yra nelyginio laipsnio, tai 1, 3, 5. Tada čia viskas puikiai išeina. Tai patikrinus vieną intervalą, žinom, kad nuo 3 iki toliau bus teigiamos reikšmės gaunamos. Vadinasi, sekantis intervalas bus neigiamos reikšmės ir vėl sekantis bus plius. Tai taip ir priklauso, kiek taškų yra sudėta. Gali būti labai daug sudėta, sakykime, iki 5 taškai. Bet jeigu visi tie skaidiniai yra nelyginio laipsnio, tai patikrinam vieną sprendinį, čia yra teigiamos reikšmės, vadinasi, čia bus neigiamos, teigiamos, neigiamos, teigiamos, neigiamos. Tai toks yra principas viso šito būdo ir jis iš tikrųjų labai yra daug greitesnis, daug aiškesnis bent jau man negu parabolės, nes parabolės reikia žinot, kur eina šakos, ką užsižymėti, o čia tiesiog reikia išsiskaidyti, susižymėti nulius ir tada patikrinti vieną intervalą. Ir taip pat daug lengviau yra ypač su didesniais laipsniais, juos ir sunkiau skaidyti, aišku, bet jeigu yra tam tikrų būdų, vieną iš jų parodysiu, kai išsiskaidai, tai daug yra paprasčiau tokių būdų tiesiog išspręsti. Galima paimti kažką sunkesnio negu šitas. Tai, sakykime, x kvadratu plus 4x padalinta iš 7 yra daugiau už 0. Pradžiai galim dauginti iš 7. Gaunam 7x kvadratu plus 4x yra daugiau už 0. X galima iškelti prieš skliaustus. Lieka 7x plus 4. Yra daugiau už 0.
Ir dabar reiktų prisilyginti vėl viską nuliui ir ieškoti lygties nulių. Tai vienas nulis bus žinoma, kai x yra lygu nuliui. Kitas nulis bus, kai 7x plus 4 yra lygu nuliui. X yra minus 4/7. Skaičių tiesėje galima pasižymėti. Turim nulį ir šį kartą, kadangi ženkle nėra lygybės, tai neužpildytas rutuliukas, turim nulį ir turim minus 4/7. Ir jeigu dabar tikriname kažkokį skaičių, patikrinam šitam intervalą, sakykime, paimam vienetą. Jeigu paimsim vienetą, tada visas šitas bus teigiamas. Vadinasi, 7 kart 1 plus 4 bus 11, kart 1 11, vadinasi, bus daugiau už 0. Tai nuo 0 šitas intervalas bus teigiamas. Ir kaip praeitą kartą sakiau, tada čia vadinasi bus neigiamas ir čia vėl teigiamas. Mums reikia, kada teigiamas, tai atsakymas būtų, kad x intervalas nuo minus begalybės iki minus 4/7 ir nuo 0 iki begalybės. Na, pabandome kažkokią lygčių sistemą. Sakykim, x minus 9 yra mažiau už 0, x kvadratu minus 9x plus 14 yra daugiau už 0, lygčių sistema. Iš pirmo turim, kad x yra mažiau už 9 ir antra, reikia skaidytis diskriminanto pagalba arba vietų teoremos. Ir diskriminantų ir vietų teorema iš šitos gausis, kad x1 yra lygu 7, x2 yra lygu 2. Tai vadinasi, mūsų skaitiniai yra 7 ir 2. Ir išskaidyti galima skaidosi kvadratinė lygtis. Kai turim du sprendinius, skaidosi a, x minus x1, x minus x2. Šiuo atveju a yra tiesiog vienetas, vadinasi, nereikia nieko rašyti. Ir toliau turim x minus 7, x minus 2 yra daugiau už 0. Galima susižymėti dabar nulius, tai vienas nulis bus, kai x lygu 7, kitas nulis bus, kai x lygu 2. Pasižymėt 2, 7. Jeigu įsistatome, pavyzdžiui, 8, tada bus 8 minus 7, 8 minus 2, čia teigiama reikšmė, čia teigiama, vadinasi, viskas bus daugiau už 0, tai čia teigiama. Tada čia bus neigiama ir čia vėl bus teigiama. Bet dar taip pat turim, kad x yra mažiau už 9, vadinasi, čia bus 9 ir griežtas ženklas, tai visas intervalas x bus nuo minus begalybės iki 2 ir nuo 7 iki 9. Ką, su kvadratiniam nelygybėm kaip ir viskas. Čia nėra tikrai sudėtinga, bet aš esu porą pasirašęs su didesniais laipsniais. Tai, na ir dabar prie aukštesnio laipsnio lygčių. x3 minus x yra mažiau lygu 3x kvadratu minus 3. Persikelia viską į kitą pusę, gausim x3 minus 3x kvadratu minus x plus 3. Na ir dabar reikia skaidytis. Kaip kubinės galima skaidytis? Vienas iš būdų yra dalimis skaidytis, vadinasi skaidytis šitus du narius ir šitus du narius ir pažiūrėti, ar jie turi kažką bendro. Tai skaidant pirmą gausim x kvadratu priskliaustas ir x minus 3. X plus 3, tai galima iškelti minusą. X minus 3. Vadinasi, minus x plus 3 bus lygiai tas pats. Mažiau lygu 0. Ir čia vėlgi turim x minus 3 ir x minus 3. Tai galima x minus 3 iškelti priskliaustus. O lieka x kvadratu minus ir čia tas vienetas prieš.
tai x kvadratu minus 1. Ir štai jinai yra įskaidyta. Na, dar nepilnai įskaidyta, dar galima x kvadratu minus 1, kadangi skaidosi į x minus 1, x plus 1, mažiau lygu 0. Ir dabar galima tiesiog susirašyti šios lygties nulius. Tai vienas nulis bus, kai x lygu 3, kitas nulis bus, kai x lygu 1, ir dar vienas nulis bus, kai x lygu minus 1. Vadinasi, susižymėti galima, ir kadangi čia yra lygu, tai uždaras intervalas, minus 1, 1 ir 3. Jeigu įsistatome 4, gausime čia teigiamą ir čia teigiamą, vadinasi, šitam intervale gausime teigiamas reikšmes, vadinasi, šitam bus neigiamas, šitam bus teigiamas ir šitam bus neigiamas. Mums reikia mažiau arba lygu 0, tai galima rašyti, kad nuo minus begalybės iki minus 1 uždaris skliaustai ir nuo 1 iki 3. Ir reikia nepamiršti pažiūrėti ženklą prieš rašant tam tikrus skliaustus, ar uždarus, ar atvirus. Tokia lygti x4 minus 3x3 plus 3x kvadratu minus x yra mažiau už 0. Pirmas dalykas galima pastebėti. Visi tie nariai turi x-us, vadinasi, pradžiai x galima išsikelt. Liks x3 minus 3x kvadratu plus 3x minus 1 mažiau 0. 1 0 bus x lygu 0. Ir dabar reikia kažkaip skaidytis šitą. Ir čia įeina vienas metodas, kurį noriu parodyti. Tai pradžiai reiktų bandyti atspėti 1 iš 0. Kaip tai galim bandyti daryti, tai žiūrėti, kaip skaidosi minus 1. Tai minus 1 skaidosi plus minus 1. Galima jį išskaidyti su plus minus 1. Čia kadangi yra vienetas, reikia atsižvelgti, kas yra prieš x3. Tai koks čia yra santykis. Jeigu čia, pavyzdžiui, būtų 3, tai tačiau skaidytųsi 1/3, nebent, bet čia irgi būtų racionalus skaičius, tai būtų sunkiau. Tai galima bandyti statytis 1. Jeigu įsistatome 1, gausim 1 minus 3 plus 3 minus 1, kas būtų 0. Vadinasi, x lygu 1 yra vienas iš mūsų sprendinių. Ir kokį metodą dabar norėčiau parodyti, tai vadinasi sintetinė dalyba. Reikia pasidaryti lentelę ir mes jau žinom 1 0, kas yra x lygu 1. Tai čia pasirašome vienetą, o čia pasirašome rodiklius visus. Tai turim 1, minus 3, plus 3 ir minus 1. Ir ką dabar darom? Tai vienetą galima nusikelti į apačią. Ir tada čia vadaugint, tai 1 kart 1 yra 1. Ir tą vienetą parašyti čia, po sekančių narių, ir tada sudėti. Gausis minus 2, minus 3 plus 1 minus 2. Ir toliau dauginam. 1 kart minus 2 bus minus 2. 3 minus 2 yra 1. Ir vėlgi dauginam. 1 kart 1. Čia 1 ir čia gausis 0. Taigi čia jau turime išskaidytą, sintetiškai sudalintą. Ir kaip toliau eina, tai pirmas narys bus kvadratinis narys, vadinasi 1x kvadratu. Po to bus x minus 2x, o čia bus mūsų rodikliai, ir plus 1. Tai turim išsiskaidę štai taip ir turim dar vieną 0, kas yra x lygu 1 arba x minus 1 lygu 0. Vadinasi, visą šitą mūsų kubinę lygtį galima išsiskaidyti kaip x kvadratu minus 2x plus 1 ir 1 0 jau atspėjame, kas yra x minus 1. Na, o x kvadratu minus 2x plus 1 galima pastebėti, kad tai yra tiesiog x minus 1 kvadratu.
tai visas mūsų kubinės lygties skaidinys bus x minus 1 kvadratu kart x minus 1, kas tiesiog yra x minus 1 pakelta trečiųjų laipsnių. Persirašę gausime štai taip, gausime x minus 1 trečiuoju yra mažiau už 0, tai x lygu 0 arba x minus 1 trečiuoju lygu 0, tai reiškia, kad x lygu 1, pasižymėję skaičių tiesiai 0 ir vienetą su atvirais taškais, patikrinę dvejetą mes gausime teigiamą reikšmę, vadinasi, čia bus neigiama, čia bus vėlgi teigiama ir mūsų intervalas nuo 0 iki 1. Čia ir būtų sprendimas. Pereikime prie trupmeninių nelygybių. Ir būdas yra lygiai toks pats, kaip prieš tai su intervalais. Tai pradėkime vėlgi nuo pavyzdžio. Sakykime, kad x plus 5 padalinta iš x yra mažiau už 0. Vėlgi, kadangi čia jau yra išskaidyta, mums nereikia daugiau, čia nieks nesiskaido, tai tiesiog susižymim nulius. Vienas nulis bus, kai x plus 5 lygu 0, tai x lygu minus 5, ir kitas nulis yra, kai x lygu 0. Dabar x negali būti lygu 0, bet x lygu 0 yra vienas, vis tiek reikia žymėti kaip vieną iš nulių. Vadinasi, tiek viršų, tiek apačią reikia pasižymėti jų nulius. Skaičių tiesėje pasižymime 0 ir pasižymime minus 5. Jeigu įsistatome, sakykime, vienetą, tada čia bus 6 padalinta iš 1, kas bus daugiau už 0. Vadinasi, šitam intervale mūsų lygtis bus teigiama. Ir vėlgi, kaip ir kvadratinėse, čia yra pirmuoju, nelyginis laipsnis, vadinasi, ženklai su intervalais kartu keičiasi, čia bus neigiamas ir čia bus teigiamas. Mums reikia, kada mažiau už 0, vadinasi, x intervalas nuo minus 5 iki 0. Tai tame, ir yra susižymėjime reikalas. Net jeigu čia būtų mažiau arba lygu, apačią tikrindami, apačios 0, vis tiek turim dėti nespalvinti intervalą, nes 0 negali būti, bet tai yra vienas iš 0, bet negali būti 0. Tai tiek. Dabar kažką sudėtingesnio reiktų pasispręsti. Gerai, sakykime tokią. X plus 1 padalinta iš x minus 2 minus 1 antroji yra daugiau už 3 padalinta iš x minus 2. Ką reiktų daryti? Reiktų viską persikelti į kairę pusę, kad dešinėje liktų tik 0. Nes jeigu čia lieka 0, turim x plus 1 padalinta iš x minus 2 minus 1 antroji minus 3 padalinta iš x minus 2. Bendravardiklinant, šitie du jau yra vienodi. X plus 1 ir čia minus 3, x minus 2 ir minus 1 antroji. Minus 1 antroji, tai bendravardiklinant, reiktų visą šitą sudauginti iš 2, o šitą iš x minus 2. Ir tai yra daugiau už 0. Štai. Toliau 2x plus 2 minus 6 minus x minus minus 2, tai plus 2. Padalinta iš 2. X minus 2 ir tai yra daugiau už 0. Sutraukiant panašius narius, viršui gausime 2x minus x plus 2 yra 4 ir minus 6 bus minus 2 padalinta iš 2x minus 2 yra daugiau už 0. Ir čia x minus 2, kai matot, prastinasi. Ir gerai, jeigu išspręsime, mes gaunam, kad 1 antroji yra daugiau už 0.
Ir dažnai, kai pamatai štai tokį 1 antroji daugiau už 0, taip, tai yra tiesa, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad štai šis teiginys yra, kadangi šitas teiginys yra teisingas, vadinasi, šita lygtis yra didesnė už 0 su visais x, su visais realiais x. Jeigu išsiprasim, jeigu gautumėm kažką tokio kaip -1 antroji yra daugiau už 0, tada sprendinių nebūtų, nes šitas teiginys yra blogas, jisai nėra teisingas, vadinasi, su visais x-ais mūsų lygtis bus neteisinga. Pabandom lygčių sistemą kokią. Ir bus viskas šiandien. X plus 2 padalinta iš x minus 3 yra daugiau už 0. 2x padalinta iš x plus 5 yra mažiau arba lygu 0. Ir dabar reiktų tiesiog atskirai jas spręsti. Tai jeigu susižymėtumėm šitos lygties nulius, mes gautumėm x yra minus 2 ir x yra 3, 2 nuliai. Pasižymėti skaičių tiesiai. Pasižymėm minus 2, vėlgi nenuspalvintas, nes yra daugiau, nėra lygybės, o trejetas niekada, kadangi apačioje, tai niekada negali būti užspalvintas, tai 3. Jeigu tikrinam, sakykime, ketvirtą, mes gaunam teigiamas iš teigiamo, 6 iš 1, mes gausime čia teigiamas reikšmės, vadinasi, čia bus neigiamas, čia bus teigiamas. Tai turim, kad pirmos lygties x intervalas yra nuo minus begalybės iki minus 2 ir nuo 3 iki begalybės. Ir dabar žiūrime į antrą lygtį. Antros lygties nuliai yra x lygu 0, nes viršus lygus 0, kai x lygu 0, ir apačia lygi 0, kai x lygu minus 5. Skaičių tiesiai pasižymėme. Šį kartą 0 bus nuspalvintas, kadangi viršus gali būti lygu 0 ir čia yra lygybė. Ir minus 5 žinoma nenuspalvinta, kadangi tai yra vardiklis. Jeigu įsistatome vienetą, tada gausim, kad mūsų šitos reikšmės 2 kart 1 yra 2, 1 plus 5 yra 6, 2 padalinti iš 6, 1/3 teigiamos reikšmės. Mums reikia neigiamų arba lygių 0. Tai vadinasi, šitam intervale bus neigiamos reikšmės ir šitam vėl bus teigiamos reikšmės. Turime, kad mūsų x intervalas yra nuo minus 5 iki 0. Gerai. Ir dabar žiūrime, ką turime. Turim 2x intervalus. Vienas yra nuo minus begalybės iki 2 ir nuo 3 iki begalybės, kitas yra nuo minus 5 iki 0. Dabar žiūrint į šituos abudu, reikia tiesiog pažiūrėti, kas yra bendro šituos intervaluose. Nuo 3 iki begalybės šitas intervalas iškart atkrenta, nes šitam intervale nėra nei vieno skaičiaus priklausančiam šitam. Tinka skaičiai, jeigu subendrintus x1 čia, jeigu čia x2, tai x1 ir x2 bendras intervalas, man atrodo, kad taip žymimas, kaip arka. Šituose abiejose intervaluose yra skaičiai nuo minus 5 iki minus 2. Vadinasi, štai čia būtų mūsų atsakymas, kad x priklauso nuo minus 5 iki minus 2. Šitą lygčių sistemą. Na ir kaip ir viskas. Jeigu kažkas buvo galbūt nesuprantama arba dėl kažko turit klausimų, tai rašykit komentaruose. Ir taip pat pasakykit, kad dar aš darysiu šitas serijas iš mokyklinės matematikos, toliau imsiu logaritminės nelygybės, toliau su modulinės, trigonometrinės, tai padarysiu tai kaip serija, kas antrą dieną, manau, vis kažką išleisiu, kad tiesiog
parodysiu naujų būdų, paspręsiu lygčių. Ir taip pat aprašymę paliksiu keletą uždavinių, keletą lygčių, kurias tiesiog galėsite pasispręsti, jeigu norėsite įtvirtinti. Kaip ir viskas. Iki.